Sveiki, tai kas eilėje paskutinis pas psichoterapeutę, praktikę Moniką Savičią. Aš renkuosi, aš esu paskutinė eilėje. Monika, ar priimsi mane? Taip, žinoma. Aš žinau, kad pas tave dienotvarkė yra ypatingai užimta, ypatingai įtempta, tai pirmiausia noriu pradėti nuo padėkos, tai ačiū tau, kad tiek man, tiek mano auditorijai skiri laiko ir dėmesio. Ir kalbėsim ypatingą temą, kuri yra mano kasdienybė. Tai yra mano varikliukas, apie ką aš pati apie 2 metus kalbu socialiniuose tinkluose. Pati dalinausi, kad turėjau ir turiu nerimo sutrikimą, nes tikriausiai 100% iš to ir nelabai gali išeiti pasigydyti nuo to, ar ne? Tai pradėkim nuo to, Monika, kaip tu gyveni, kaip tu laikaisi ir kaip tavo emocinė sveikata ir kaip tu dylini su tuo tarp perdegimo ir to smagios savijautos, kai tau dienoj gera, smagu, kai nekamuoja kažkokie trigeriai, trikdžiai ir kur gali sakyti, kad šiandien Monika gerai jaučiasi. Aš kai žiūrėjau prieš tai buvusias laidas, visą laiką laukiu šitą klausimą ir kiekvieną dieną jie atsakau vis kitaip. Būna, aišku, visokių dienų. Būna, kai sekasi gerai, būna, kai sekasi blogai. Šiuo metu jaučiuosi rami ir tikrai neatsitiktinumas, tikrai ne dėl to, kad esam čia, nes jaudinuosi dėl to pačio fakto filmavimo, bet ryte dariau tą darbą, kurį mokinu daryti ir savo klientus. Sportavau šiandien ekstra ilgai. Klausiausi meditacinės tokios ramios muzikos, valgiau šiandien iš vis kaip karalienė, tikrai jau ekstra pasistengiau pati savo viena, pati prieš save. Toks visiškai laikas savo, nes suprantu, kad kažkas, kas mane trigerins, kažkas, kas man kels nerimą, aš turiu savim pasirūpinti tam, kad galėčiau atsakyti kiek įmanoma ramiau ir parodyti tą tokį geriausią savo veidą, ne kažkokį nerimastingą. Tai nerimui ir panikos atakos, nes aš norėjau, kad į šitą laidą didžiuma laidos dalis būtų apie karalių nerimą ir dar šalia šiek tiek norėčiau paimti ir apie panikos atakas. Tai manau, kad gal pradėkime nuo panikos atakų, kas tai yra, kaip žmogui atpažinti, kad jam dabar yra ne insultas, kad jam dabar yra ne paskutinioji valanda, o kad tai yra panikos ataka ir kokių būna tų panikos atakų. Tai iš tikrųjų panikos ataka yra toksai momentas, jisai dažniausiai trunka iki 15 minučių, kai viskas tuo metu sukasi aplink tai, ką aš jaučiu fiziškai. Taip, tai gali labai skirtingai pasireiškia tos panikos atakos žmonėms. Vieniem tai būna apie širdies plakimą, kad ten įplaka, atrodo iššoks iš krūtinės, kitiem atrodo, kad nutirpa pusę kūno, kitiem iš tikrųjų nutirpsta pusę kūno, dėl to galvom apie insultą, dreba rankos, pila prakaitas, sukasi pasaulis, viskas vartaliojasi. Tai tų simptomų gali būti labai įvairių, bet pati panikos ataka yra apibrėžiamas kaip labai intensyvūs simptomai, labai apibrėžtą laiką. Taip, tai panikos ataka negali trukti 24 valandas, negali trukti 5 valandas. Tai yra iki 15, gal iki pusvalandžio tam tikriems žmonėms, trunkantis toks intensyvus visų simptomų kratinys. Ir dabar, ar panikos ataka savaime yra kažkokia liga, tai tikrai ne, absoliučiai ne. Ir patirti 2-3 panikos atakas per gyvenimą yra normalu. Mūsų tempas visų yra nežmoniškas, mes visi bėgame, sukamės, lekiam, bandom kažką visi padaryti. Prieš egzaminus, prieš kažkokį, nežinau, rimtesnį filmavimą, prieš vaikų ten kokį nors darželio renginį, turėti vieną panikos ataką per metus, čia nėra problema savaime. Tai reiškia, kad labai pervargai, reikia sustoti, bet nereiškia, kad jau turėsi panikos sutrikimą. Kitas dalykas yra panikos sutrikimas ir į psichoterapeutą reiktų kreiptis turint sutrikimą. Ir panikos sutrikimas yra tada, kai panikos atakos kartojasi dažnai. Tai gali būti, nežinau, dažnai yra kartą per savaitę, yra dažnai, kelis kart per dieną yra labai dažnai, būna 14 kart per dieną, tai jau ekstremaliai dažnai. Ir atsiranda nerimas, kad tuoj prasidės panikos ataka. Taip, tai va čia yra tas toks labai išskirtinis dalykas, kad esu kokio nors socialinėje situacijoje ir bijau, dabar man ištiks panikos ataka ar neištiks. Ar čia dabar galiu kažką pasakyti, nes jeigu pasakysiu, gali ištikti. Taip, tu pradedi tą savo gyvenimą koreguoti pagal tai, ar gali ištikti panikos ataka ar ne. Tada tai jau yra panikos sutrikimas. Kas gali išprovokuoti panikos ataką ar panikos sutrikimą? Nes tikrai esu girdėjusi žmonių, kuriems labai dažnai pasikartoja ir jie sako, aš jau keletą metų bandau suprasti, išsianalizuoti, bandau surasti savo triggerius, ką man daryti, kad nepasikartotų tos turėtos anksčiau panikos atakos, bet yra ir tokių žmonių, kurie niekada gyvenime nėra jautę. Tai kas žmogui išprovokuoja panikos ataką?
Labai platus atsakymas ir iš tikrųjų mes terapijoje labai, neturim tokias atskiras sesijas, kur mes tą aiškinamės. Yra, žinoma, ir biologijos. Tai kaip ir visuose kituose dalykuose mes galim išsitreniruoti, vienuose dalykuose vieni geriau, kituose dalykuose kiti geriau. Taip pat ir su panikos atakom, vieni yra jautresni už kitus ir jiems bus dažniau tos panikos atakos, kiti bus mažiau jautrus ir tuomet jiems gali ir nepasireikšti. Kitas labai svarbus faktorius yra šeima. Labai dažnai žmonės, kuriem panikos atakos kartojasi dažnai, turi šeimos narį, kuriam buvo panikos atakos taip pat dažnai. Tai gali būti vienas iš tėvų, arba brolis, arba koks nors senelis, nežinau. Ir tada vaikai ir išmoksta tam tikrų būdų interpretuoti tam tikrus savo fizinius simptomus ir tada tai tampa toks išmoktas elgesys. Tai čia gali būti visko - biologija, išmoktas elgesys, kažkokios gyvenimo traumos, karas tas pats, ar karantinas, mes čia tų traumų turėjom taip vieno po kitos. Tai gali būti labai daug įvairių priežasčių ir kiekvieną iš mūsų gali ištikti panikos ataką. Nei vienas iš mūsų nesam apsaugoti, net ir tie patys psichoterapeutai, kurie mokina apie tas panikos atakas, tai tiesiog, kaip lygos nesirenka iš šito dalyko. Ir ką daryti ištikus panikos atakai, kaip savo padėti? Tuo metu, kai vyksta panikos ataka, kažko daryti iš tikrųjų nereiktų. Ten jokių, nežinau, mažai skaitau visokio folkloro, bet ten jokių šaukštelių, niekur kaip per epilepsiją, niekur nieko nekišam, niekur nieko neužsirišam, tiesiog ramiai atsisėsti. Geriausia būtų, ant žemės galima atsisėsti ir įspilti stiklinę vandens. Ir tai yra ta būklė, kurią reikia pralaukti. Kažkokie dalykai galbūt gali, kitiem padeda, nežinau, artimo žmogaus apkabinimas. Buvimas šalia. Skaičiavimas gali, toks minčių nukreipimas kažkokia tai prasme, bet čia labai individualu, kiekvienam gali padėti labai skirtingi dalykai. Tuo metu tikėtis, kad kažką padarius, tai staigiai praeis, yra ganėtinai naivu. Taip staigiai, tos 10 minučių, nežinau, kam čia staigiai, kam čia ne, bet kažkokį laiką vis tiek reikės tą pralaukti, prabūti, kad kūnas suprastų, kad nėra to trigerio, kurio tu taip bijojai ir galėtų fiziologiškai nusiraminti tam, kad tu po to galėtum nuraminti tą nerimą, kuris lieka po to. Ir kada žinote, kad tu turi panikos atakas, kada žinote, kad tau jau laikas kreiptis pas psichoterapeutą? Aš sakyčiau tada, kai jau įtari šitą panikos sutrikimą. Tai yra tada, kai atsiranda tas nerimas, kad tos atakos kartosis, kai pradedi vengti dalykų, kai pradedi vengti kažką veikti dėl to, kad tau yra panikos atakos, kai tai pradeda tapti didelę dalim tavo gyvenimo. Tai taip neturėtų būti. Kokiu atveju? Kaip tu manai, kokia lietuvių dabar yra psichologinė būsena, psichologinė sveikata? Kaip tu vertini? Nesinori generalizuoti, bet pagal tai, kiek gaunu žinučių ir pagal tai, kokia stovi eilė tiek pas mane, tiek pas kitas kolegas, sakyčiau, kad prasta iš tos pusės, kad atsiranda pas mus daugelį toks vidinis konfliktas. Iš vienos pusės apie psichikos sveikatą jau truputį šnekam, jau kaip ir juda dalykai, jau lyg tais jau kažkas tai auga, iš kitos pusės labai stigmatizuojam. Ir stigmatizuojam tos sutrikimus, stigmatizuojam save, tai reiškia ir žeminam ir menkinam, kaip čia dabar kaimynų nėra tų panikos atakų, man yra, tai kas aš čia dabar, kuo aš čia prastesnis, toks dar visas vyksta tas vidinis konfliktas, iš kurio sunku išeiti. Ir kreiptis į tą terapeutą, kai kuriam būna labai sunkus žingsnis, o dabar gaunas, kadangi ilgos eilės, tai atrodo kreipiausi, nesulaukiau ir tada jau kada vėl kreipsiuos to klausimas, tai sakyčiau, kad įtampa tvyro ore, nežinau dėl to, kad kalėdos artėja ar ne, bet man atrodo, kad tikrai tvyro ta įtampa ore. Tai dabar pradėkime apie mūsų karalių nerimą. Tai nerimas, liga, būsena, kas jisai? Nerimas savaime tai yra emocija. Nerimas yra emocija ir mes visi kartais jaučiam nerimą. Ir tai nėra blogas dalykas. Ačiū Dievui, kad nerimas yra. Taip nepasakyti žmonės turintis nerimo sutrikimą, žinoma, bet šiaip tai yra tikrai labai normalus dalykas, kaip ir mūsų visos kitos emocijos. Tai yra ganėtinai intensyvi emocija. Jinai labai susijusi su mūsų mąstymu, su mūsų nerimastingom mintim. Bet iš tikrųjų, jeigu taip neturit nerimo sutrikimo, nerimą vis tiek yra normalu jausti. Ir tam tikrų metų terapijai mes prieinam tokį tašką, kur nerimo sutrikimas jau yra išgydytas, bet žmogui sunku suprasti, bet aš vis tiek nerimauju. Kaip suprast, kur čia tas normalus nerimas? Tai mes tą kalbam apie tą tokį fiziologinį normalų nerimą. Taip, nes nerimas yra skirtas, kad mus paruošti kažkam. Dabar tie nerimo nėra. Jeigu aš dabar sakyčiau, kad aš dabar nerimauju, aš meluočiau, nes aš negaliu nerimauti, nes aš nespėju nieko pagalvoti. Taip, aš dabar galiu jaudintis, aš galiu bijot, tai jaudinos ir bijau turbūt kažkiek, arba galiu jausti labai rami, bet nerimaut gali tik tai tuo atveju, kai yra tos nerimastingos mintis. Reiškia, tu kažką galvoji, kažką kuri ir kūnas ruošis gerai. Tai dabar viską aš matau, čia liktais viskas gerai, bet tuoj ateityje kažkas bus. Kažkaip reikia kūnui pasiruošti. Bet kai kalbam apie nerimo sutrikimus, kaip ir panikos atakos, aišku, yra nerimo sutrikimų spektras, tai tada pasaulis atrodo kitaip. Nes kai viskas nusidažo nerimo, tada gali būti ganėtinai juoda.
Tai kaip nerimo sutrikimas yra gydomas? Nerimo sutrikimas yra gydomas psichoterapija. Kartais, ūmiais atvejais prireikia ir medikamentų. Ir dabar nerimo sutrikimų medikamentai veikia, kaip ir medikamentai veikia kokioje, nežinau, fizinėje reabilitacijoje. Nežinau, kam yra tekę turėti fizinę reabilitaciją, man pačiai yra tekę ir kai tau yra po operacijos, tau labai stipriai skauda, bet tau fizioterapeutas sako, nu dabar man reikės atsistot ir pakosit. Tai atrodo, aš tau sukėdė, to kaip užtuosiu čia iš tos skausmų, kaip aš tau pakosysiu. Išgeria tada vaistų. Nu gerai, dabar gal ir atsistosiu. Tada atsistoji, pakosiai, atsisėdi. Nu ir taip pat kiekvieną dieną tą savo toleranciją gerini. Bet išgeri vaistą, kad jisai truputį numalšintų skausmą. Tai antidepresantai nerimo sutrikimuose veikia panašių principų. Jie nuima tą truputį aštrumą, bet darbas vis tiek yra psichoterapija. Antidepresantai patys nerimo neišgydo. Ir savaime, šiaip iš tikrųjų, psichikos sutrikimai, kai kurie turi tokią tendenciją praeiti savaime, tai nežinau, per 5 metus, per kokius 6 metus. Tai nerimo sutrikimai turi patį mažiausią procentą to praėjimo savaime. Tai reiškia, juos negydant, labai mažas procentas jų praeina savaime. O negydant nerimo sutrikimo, kas laukia? Gali išsivystyti generalizuotas nerimo sutrikimas, aišku, priklauso nuo to, nuo kokio nerimo sutrikimo mes pradedam, gali išsivystyti tos pačios panikos atakos, gali pereiti depresiją. Pačiais blogiausiais atvejais, žinoma, savižudybės krizės ar kitas labai ūmias būklės. Tai tikrai gali keisti sutrikimai taip ir progresuoti tam tikrais. Ir tas nerimas iš tikrųjų daugybę spalvų jisai turi, ne? Vieniems jisai yra silpnesnis, kitiems žmonėms jisai yra stipresnis, su psichozės elementais ir panašiai. Tretiems žmonėms su depresija kartu eina. Tai kokių būna tų nerimų? Kadangi nerimas yra emocija, tai kaip ir visos, kaip ir pyktis, pavyzdžiui, tai jisai gali įeiti į kitus sutrikimus. Tai, pavyzdžiui, su psichoze nerimas eina gal taip rečiau, sakyčiau, nes psichozė yra tokia, truputį kitokio spektro. Tai yra sutrikimai, kaip ir šizofrenija, bipoliniai sutrikimai, truputį kitokio spektro sutrikimai. Ten dažniau eina kiti papildomi dalykai. Nerimas kaip emocija ten retesnis, ten labiau pyktis eitų, baimė, beviltiškumas ir panašios emocijos. Nerimas labiausiai eina su generalizuotu nerimo sutrikimu, panikos sutrikimai, socialiniu nerimu, agorafobija. Depresija taip pat turi labai dažnai nerimą, taip kaip dalis depresijos tada tampa nerimu, valgymo sutrikimai turi labai daug nerimo, tai kadangi nerimas ir emocijos gali įeiti visus sutrikimus ir tada mums kartais atrodo, kad tas nerimas yra visur ir tikrai jo gali būti visur, bet ir baimės yra visur. Ir beviltiškumo gali būti kažkiek visur, tai toksai labai išskirtas ir iškeltas jisai yra, bet dėl to, kad mes visi tiesiog jį jaučiam ir fiziologiškai, tai gal sunku atskirti, kur kada jau būna sutrikimas kartais žmonėm. Kas vyksta mūsų smegenyse, turint nerimo sutrikimą? Iš tikrųjų, ilgai dabar mes turim, būti psichoterapeutų šiais laikais yra tikrai labai nuostabu. Mes turim visus tos tyrimus, kur galim pamatyti, kas iš tikrųjų vyksta. Ir kaip anksčiau, iš tikrųjų nežinau, kaip dirbdavo anksčiau psichoterapeutai, bet dabar mes galim pagrįsti ir faktais, ir turim mokslinis tyrimus, ir turim įrodymus. Ir dabar iš tikrųjų tas svarbiausias suvokimas, ką aš visiems sakau su nerimo sutrikimais, viena iš stigmatizuojančių frazių yra, kad čia išsigalvojimas. Susikaupk ir ten padaryk. Bijau klasėje ranką pakelt vaiką. Sakom, tai sudėtinga. Tai ne, jeigu vaikas turi nerimo sutrikimą, jam yra sudėtinga. Taip. O yra sudėtinga todėl, kad mūsų smegenys veikia tokiu principu, kad mes turim receptorius. Taip, visi turim tos pačius 5 receptorius. Tai yra mūsų oda, mūsų akis, ausis, nosis ir skonis. Taip. Ir per tos receptorius mes gaunam informaciją iš pasaulio. Ir kai mes gaunam tą informaciją iš pasaulio, mūsų smegenys tą apdoroja ir tada pasako kūnui, ką daryti. Taip, tai čia ar kažkokią muziką išgirdom, kad dabar galim atsipalaiduoti, ar čia kažkokį pamatėm triggerį. Ir mūsų limbinė sistema sako, ten pavojus. Reiškia, mes, ką darom, mes kūnas ruošiamės. Ir kai kūnas ruošiasi, mes išskiriam adrenaliną, išskiriam kortizolį, tai reiškia, iš smegenų eina į antinkščius ir pasako, žiūrėkit, dabar bus kažkoks pavojus, reikia pasiruošti. Taip, nes visi žinom, jeigu mes tiesiog, kaip sakė, nepasiruošę, mūsų užtenka pavojus, tai daug sunkiau apsiginti, negu tu esi pasiruošęs. Ir kas atsitinka su nerimo sutrikimais, kad mūsų limbinė sistema, tai reiškia, mūsų smegenų dalis išmoksta, kad daug mažesnis triggeris jau yra pavojus. Taip, tai reiškia, pasikeičia iš tikrųjų mūsų smegenų veikla taip, kad mažesnis kažkoks, nežinau, tiesiog šalia stovintis vyras. Tiesiog pamoka. Jau akis sako, yra mokytoja, čia stovi šalia vyras, limbinė sistema sako, pavojus, viskas, pavojus, aš išmokau, tai yra pavojus, išsiskelia adrenalinas, kortizolis, mes jaučiam fizinius simptomus. Ir to nerimo sutrikimo atvejais tas pavojus jis gali būti minimalus. Atsikėliau ryte, kartais gali būti pavojus pačiais sumiausiais atvejais. Taip. Tai turint nerimo sutrikimą, kokie
fiziniai skausmai ar sutrikimai irgi kartu gali eiti? Nerimo sutrikimo atveju dažniausiai pastiprėja tie simptomai, kuriuos tu ir taip įprastai turi nerimo atveju. Taip, pavyzdžiui, aš kai nerimauju, nes žinoma irgi nerimauju, kaip ir visi kiti žmonės, man spaudžia krūtinę ir džiūsta gerklė. Tai jeigu aš turėčiau nerimo sutrikimą, tada man tas spaustų krūtinę taip, kad aišku, ten būtų sunku įkvėpti, o džiūstų gerklė taip, kad aš neprašnekėčiau. Taip. Ir kartais aš tą pajuntu, jeigu ten labai jaunas, tikrai kartais būna sunku prašnekėti, bet aš žinau, kas tai yra, aš išgeriu vandens ir man tada praeina. Kai nežinai, kas tai yra, aišku, tas gąsdina, tada tas nerimas stiprėja. Bet simptomai gali būti labai įvairūs. Tai gali būti tirpimai įvairių kūno dalių, tai gali būti širdies permušimai, gali būti greitas širdies plakimas, gali būti sulėtėjęs širdies plakimas, jeigu tai yra mega sportiškas kažkoks žmogus, gali būti skausmai, galvos skausmai, pečių skausmai, kaklo skausmai, pykinimas, vėmimas, ta prasme, vidurių paleidimas. Realiai viskas, ką padaro mūsų kūno adrenalinas, epinefrinas, jeigu taip moksliškai, tai mes tą galim jausti. O jisai gali paveikti bet kurią iš mūsų kūno sistemų. Rankų drebėjimas, prakaitavimas. Taip, tai simptomų jų gali būti jūra. Labai įvairūs. Gerai, tai tu dienoje jauti, kad tau jau kyla ir prasideda tas nerimas. Ar yra kažkokių būdų, kaip tą nerimą tau pačiam sumažinti? Meditacija, fizinė veikla, bananos valgymas. Daug iš tikrųjų yra ir mitų, ir nemitų. Aišku, visiems žmonėms galbūt net skirtingi dalykai ir veikia. Bet tokie patys pagrindiniai, ką tau reikėtų daryti, kai tu jauti, kad tau užeina, kyla tas didelis ir stiprus nerimas. Tai mūsų smegenys veikia tokiu principu. Yra mūsų mintis, yra mūsų emocijos, yra mūsų elgesys. Ir visą laiką mes tokiu trikampiu taip ir važiuojam. Tai jeigu mes turim nerimą, reiškia, mes turim tą emociją. Taip, tai jeigu mes turim emociją, mes galim daryti įtaką iš dviejų pusių. Arba keisdami savo kažkokią mintį, arba keisdami kažkokį tai elgesį. Taip. Aš, kai mes kalbam vidury dienos kylantį nerimą, tokių kažkokių drastiškų dalykų, kaip nueiti pusvalandį pamedituoti, paprastai klientam nerekomenduoju, nes man atrodo, tai labai sunkiai įgyvendinama. Ta prasme, darbo vietoje, jeigu tai įmanoma, tai žinoma, nueiti ramią vietą, atsipalaiduoti, pamedituoti būtų pats geriausias dalykas. Bet čia, žinoma, prasideda žmogus turi mokėti medituoti, turi mokėti atsipalaiduoti, dar daug visokių kitų dalykų. Pats lengviausias dalykas, aš sakyčiau, susireguliuoti savo kvėpavimą. Čia būtų toks iš to elgesio, tai ką tu darai, kad gali padaryti įtaką tai savo emocijai. Susireguliuoti kvėpavimą galima labai paprastai. Čia gali būti tokie kaip įkvėpimai, įkvėpiu kiek galima giliau ir dar įkvėpiu truputėlį. Taip, dar ekstra toks įkvėpimas, tai reiškia, mes pajudinam savo diafragmą, arba pilvinis kvėpavimas, tai reiškia, aš įkvėpiu, kiek galima išpučiu pilvą, o kai iškvėpiu, pilvas įkrenta, taip. Mes pajudinam savo diafragmą, diafragma sujudina mūsų nervus vagus, mūsų klajoklį nervą, kuris mus fiziologiškai atpalaiduoja. Kodėl? Todėl, kad pas mus yra dvi nervų sistemos. Čia nežinau, ar ne per moksliškai, ne per giliai kažkaip tai einu. Ne, tiesiog galvoju, kad tai, ką tu kalbėjai, aš turiu įsitatuiravus savo ant rankos, kai man užeidavo stiprus nerimo priepuoliai. Aš toks jausmas nustodavau kvėpuoti, aš be proto retai kvėpuodavau ir aš savo pasidariau savo kaip atmintinę prisiminimą ant rankos, kvėpuok. Tai dabar suprantu, kad šitas žodis, jis yra pagrindinis, turint nerimo sutrinkimą. Taip. Ir mes tikrai dažnai pradedam labai retai kvėpuoti, kaip ir sportuodami. Pavyzdžiui, labai geras pratimas. Mano kineziterapeutas visą laiką sakydavo, Monika, vėl nekvėpuoji. Ir taip kartodavo. Dabar kodėl aš nekvėpuodavau? Todėl, kad adrenalinas sporto metu, kai tau yra sunkus krūvis, padaro tą patį, ką adrenalinas tau padaro nerimo metu. Taip, tai jeigu tu esi tas žmogus, kuris linkęs užlaikyti, kai tau sunku, nerimo metu padarys tą patį. Kas ko pasekoje, mums labai padidėja nerimo simptomai. Ir taip užsisuka tas ratas, iš kurio kartais gali būti labai sunku išeiti. Taip, tai toks kvėpavimas yra pigiausias įrankis, kurio nereikia pardavinėti. Taip, pigiausias ir paprasčiausias, kad tu net be jokių kažkokių, pamokų ar išmoktų kursų, išklausytų kursų gali su savim padaryti. Taip. Tai nerimo sutrikimas dar turi tokius kaip ir nerimo priepuolius, ar ne? Ar galėtum apie juos daugiau papasakoti mūsų auditorijai? Aš iš savo asmeninės pusės galiu papasakoti, kaip žmogus jautęs, kentęs ir gyvenęs su tuo. Tai aš vadindavau aš esu turėjęs ir panikos atakų. Tai nerimo toks, iš tikrųjų toks, turint nerimo tą tokį priepolį, tai yra ilga ir ilgai besitęsianti panikos ataka, kur aš sakydavau, panikos ataka yra apie 15-20 minučių, bet sakau, žinokit, nerimo
priepuolis, kai jis būna, kai jis 12 valandų gali tave talžyti ir tu nesupranti ir tau net sunku suprasti, kas čia vyksta iš viso, nes sunku sukoncentruoti savo mintis. Tai ar galėtum žmonėm papasakoti, kas yra tas, aš nežinau, kaip čia reikia pasakyti, tai nerimo priepuolis, ar kas tai vyksta? Taip, yra tas dalykas kaip nerimo priepuolį, nerimo atakas, iš tikrųjų kaip... Ne, aš taip, nežinau, galima ir taip pavadinti. Ir jos iš tikrųjų, jos gali trukti neribotą laiką. Gali trukti 12 valandų, gali trukti 24 valandas. Koks yra pagrindinis skirtumas? Tai panikos atakos metu hiperkoncentracija žmogaus, reiškia visas fokusas eina į jo kūno pojūčius. Tai yra apie fizinį pojūčių, man sustos širdis. Tai reiškia, čia ir dabar mano širdis, kuri dabar plaka, jinai man sustos. Tai čia apie, čia apie bet kokį tą panikos atakos simptomą ir dėl to tai trunka apie 15 minučių. Nerimo ataka tai nėra susiję su, tai nėra hiperkoncentracija į tą kūno pojūtį. Kūno pojūčiai yra, nes yra nerimas. Tai kūnas į tai reaguoja, jis reaguoja šiek tiek silpniau negu panikos atakos metu, bet užsisuka mintis. Taip. Užsisuka tos mintis, jos sukasi labai stipriai, labai ratu, mes galim ten užsiruminuoti, galim užsikatastrofizuoti, galim padaryti, ką tik tai norim. Tas iššaukia emocijas, man jau minėtas, kas yra nerimas, kūnas į tai reaguoja įvairiai. Tai prastai, kaip žmogus jaučia nerimą, tas dar labiau padina tas mintis ir tada mes vėl važiuojam tuo pačiu ratu. Taip, ir nerimo atakos žmonės turbūt dar labiau vargina, nes tą dar sunkiau kartais atrodo sustabdyti. Taip, nes jos tęsiasi labai ilgai. Gerai. Tai, kad pagydyti ar atsikratyti šito nerimo sutrikimo, mums reikalingas psichoterapeutas, ar ne? Psichiatras, psichologas, tai yra žmogus, kuris gali mums padėti laviruoti šitame visame dideliame baube. Kas dar gali mums padėti be kreipimosi psichologinės pagalbos? Turbūt literatūra, knygos, darbas su savim, tai galėtų būti kažkokie galbūt podcastai, įrašai, filmai, kitų žmonių istorijos, įkvepiančios, tokios pagalbos, savitarpio pagalbos grupės. Ir iš tikrųjų kartais kai kurie žmonės susitvarko ir patys, bet jie pasiema tą informaciją, jie moka, kas yra su savi pagalbos knyga. Dabar irgi buvau vagoj, jau tokių gražių yra, jos tokias visos fainos, tokias visos įdomios, bet kai kurie jas skaito tiesiog kaip, nežinau, kaip saulėgrąžas. Vieną po kitos. Sako, aš perskaičiau, sako, 15 jų, sako, aš tik net neperskaičiau per šį mėnesį. O jie skaito ir tai praeina, tiesiog, tai nepadės. Bet jeigu žmogus moka atsisėsti, kaip vadovėlį persiskaityti ir padaryti, kas ten parašyta, to gali ir užtekti. Taip, tas toksai sustojimas, tas sąmoningumas, jisai yra lengviausias su terapeutu, bet kaip ir su kineziterapeutu. Juk tą patį sportą mes galim padaryti ir namie. Ne visus pratimus, bet daug maštos raumenys sustiprinti mes galim ir namie. Bet tai yra daug sudėtingiau, reikia sugalvoti, reikia kažkaip pakeisti tą štangą, reikia kažkaip tos svoris, gerai, ten su bambaliu, tryliu, po to juos sunkinti kažkaip reikia, tai tas toks daug sunkesnis kelias, bet iš tikrųjų galima bandyti ir patiem. Taip. Fizinė veikla, ar ne, yra būtina, žinau, kas nerimukai. Nerimukai, tai žmonės turintys nerimo sutrikimą, aš taip socialiniuose tinkluose vadinu savo bendraminčius nerimukais. Tai mes visi kartu kalbam, jų yra, aš didžiulę iš tikrųjų bendruomenę turiu pas save socialiniuose tinkluose susikūrus nerimukų ir mes visi kalbam, kad fizinė veikla tai iš tikrųjų tai yra geriausias, natūraliausias antidepresantas, nes iš visos tos didelės bendruomenės realiai nėra tokių žmonių, kurie sakytų, kad fizinė veikla, turint nerimo sutrikimą, jinai dar pablogintų ar nepadėtų visai. Panikos sutrikimo atvejais kartais žmonėms iššaukia panikos atakas tam tikri pratimai, bet aišku, tai irgi reikia išbūti, bet tai fizinė veikla, jinai auksinis atsakymas dažnai yra, bet dėl labai paprastos priežasties. Kadangi kai mūsų smegenys turi tas nerimastingas mintis, ir mūsų antinkščiai išskiria adrenaliną ir kortizolį, kaip aš sakau, hormonai, mūsų kūne viskas turi savo funkciją. Nėra tiesiog kažkokiu, bet išsiskyrė adrenalinas, pabuvo, išėjo, neišeina niekas. Taip, adrenalinas yra tas hormonas, kuris mus apsaugo, kuris yra kovok ir bėg hormonas, jisai evoliucija, atsakingas už visą evoliuciją turbūt. Ir ką jisai daro, jisai kažką turi sutraukti. Jisai kažkur turi būti išlietas, ar jis turi kažkokią energiją prakaitų išlietą, ar jisai turi sutraukti kažkokį raumenį, ar jisai sutraukia kažkokią kraujagyslę, nuo ko mums skauda, ar jisai sutraukia mūsų širdies raumenį, dėl ko mums širdis plaka. Taip, jis turi kažką padaryti. Ir kai mes užsiimam fizinę veiklą, tai mes ir darom tą patį, tik specialiai. Ir dar fizinės veiklos atveju mes savo kūną galim pripratinti prie tam tikro adrenalino kiekio.
Nes kai mes darom, sportas, aš labai mėgstu sportuoti, bet vis tiek sunku. Taip. Tau turėtų sunkėti, jeigu tau labai lengva, tavo fizinė forma negerėja. Tai sportas yra sunku ir tai tu pratini savo kūną išbūti tame skausme kažkokiame, tame diskomforte, tam tikram, ne per dėlios skausmas, aišku, bet pratini savo kūną ir taip, tas labai padeda pajusti tokį jausmą, kad aš galiu tą kontroliuoti. Taip, aš turiu tų nerimastingų minčių, bet ne jos mane kontroliuoja, aš kontroliuoju jas. Kas tokia svarbiausia turbūt mintis ir emocija, kurią žmogus turėtų pajausti, kad suprastų, kad pagyjo arba bent jau artėja prie to. Tai kai tu perimi valdžią į savo rankas, o ne kai panikos atakos ir nerimas turi valdžią rankos, ar ne? O kaip, gerai, tai tikrai žinau, kad suaugę žmonės gali turėti nerimo sutrikimus, panikos atakas, o kaip yra apie jaunesnę kartą, mūsų vaikus? Ar vaikai, paaugliai tikrai irgi žinau jau, ar ne, kad visus turi, o kaip mažesni vaikai, nežinau, 5-6 metų vaikai, ar jie gali turėti panikos atakas, nerimo sutrikimus ir panašiai? Panikos ataka prasideda tada, kai žmogus jau gali katastrofizuoti savo fizinį simptomą. Tai reiškia įsivaizduoti kažką labai katastrofiško, kas su to gali atsitikti. Tai visiškai mažas vaikas, jisai tą gali interpretuoti kaip labai baisų dalyką ir labai verkti, bet jis nekatastrofizuos. Nes jie, kol dar nesupranta, kas yra širdies insultas, jų tas negazina. Tai labai maži vaikai, jie panikos sutrikimų tokių kaip nelabai gali turėti. Nuo tam tikro amžiaus, nuo 1 klasės, kai jau pradeda kalbėti apie tai, šiais laikais vaikai labai apsiskaitę. Tai tikrai tas amžius labai paankstėjo ir mano jauniausia mergaitė klientė, kurią turėjau su panikos sutrikimu, turbūt ir buvo gal antrokė, 8 metų. Tai buvo, bet jinai buvo, be proto intelektuali mergaitė, labai protinga, jinai tikrai buvo apsiskaičius tiek, kad jau žodis infarktas ją gąsdino. Taip, ten buvo tas atvejis, kur ir mama gąsdino žodis infarktas, tai tas aišku buvo ir išmokto kažkiek tai dalyko, bet tas gali prasidėti jaunam amžiui. Nerima gali jausti ir labai maži vaikai. Jie gali nesuprasti to, jos gali tas taip neišgąsdinti, nes jos ir piktis gąsdina dažnai. Bet nuo 1 klasės nerimas, socialinis nerimas dabar tai kartai vaikų, kurie pradėjo mokyklą karantinę arba kurie pradėjo vidurinę mokyklą karantinę ir tada atėjo į kokią 8 klasę pirmą kartą gyvai, jiems socialinis nerimas kartais atrodo net keista, jeigu jo nebūtų. Jie tiesiog taip yra atpratę nuo to, kad tos nerimastingos mintis socialinėse situacijose jos labai stiprios. Gerai, o kas socialinis nerimas yra? Socialinis nerimas yra nerimas susijęs su socialiniam situacijom. Tai yra su bendravimu su kitais, tai gali būti mokykloje su prezentacijom, rankos pakelimu, pasisakymu kokiam susirinkimui. Tai viskas, kur tu pasakai kažką tai arba padarai kažką tai ir tau yra labai neramu, ką kiti žmonės apie tave pagalvos. Ir tada tiem žmonėms atrodo, kad jie labai stipriai paraudonuoja, pavyzdžiui, arba kad labai dreba jų rankos, arba kad jie ten nusišneka visiškai. Ir kada kiti galvoja, kad jie labai prasti specialistai, labai blogi, ar ten mokykloje ten kokie nors kiti žodžiai prasideda, kad aš bijau, kaip interpretuoja kiti žmonės mano fizinius simptomus. Ir dažniausiai tie fiziniai simptomai nebūna net arti to, kaip žmogus įsivaizduoja, kad katastrofizuoja juos. Pavyzdžiui, socialinį nerimą labai dažnai žmonės bijo paraudonuoti. Kad visas veidas būna raudonas. Ir kai duodi žmogui skalę, raudonas, tiesiog pantomo raudonas skalę ir sakai, žiūrėk, parodyk man, koks raudonas tu būni susirinkime. Ir parodo tą tokią, pačią, tai jau tiesiog bordojau toks burokėlis. Ir tada mes padarėm kokią nors socialinę situaciją, aš pasikviečiu kokį nors ekstra žmogų į savo konsultaciją, tiesiog tokiam mažam pokalbiui. Arba kitas klientas ateina anksčiau, kad va taip susidurti ir mes nufilmuojam tą situaciją. Ir tada parodai kamerai, kad, žiūrėk, čia mano ranka tokia pačia raudonuma, tu vos raudonas ir tam žmogui toks, bet ar tikrai čia aš, pakartokim dar kartą, gal pasižiūrim ir tada tiesiog parodai, kad, ne, tokio raudonumo net nelabai įmanoma būti, kaip tu įsivaizduoji, kad tu esi. Ir tada tas nerimas mažėja, žmogus išmoksta, kad, gerai, gal tada reiktų pabandyti tą daryti dažniau, gal nebus taip blogai, kaip tikėjausi, iš tikrųjų. Gerai, tai mes dabar kalbam jau, ką daryti, kai turi nerimo sutrikimą, panikos ataką, bet ar įmanoma nuo to kažkaip apsisaugoti, ar įmanoma gyventi tokį gyvenimą, kad galėtum atitolinti arba iš vis neturėti panikos atakų ir nerimo sutrikimo? Tai niekas nėra nuo to apsaugotas. Tai tikrai meluočiau sakyti, kad įmanoma kažką padaryti, kad apsaugot nuo bet kokios ligos. Mes nei vienas nežinom, kas mūsų genuose, kas mūsų aplinkoje, kas mūsų toksinuose, kurie mūsų supa, kaip sakė. Tai taip jau, kad 100% apsaugot, tai žinoma, kad ne. Bet daryti viską, ką įmanoma, tai taip. Ir pirmas dalykas, išgirdus klausimą, pagalvoti, yra susipažinti su savim. Čia yra auksinė taisyklė. Ar gali žmonėms papasakot, kaip žmonės susipažįsta su savimi? Šiaip, kaip tik vakar klientui sakiau, nes jinai tokį klausimą uždavė ir aš sakau tokiu pačiu būdu, kaip susipažįsta su kitais. Tai yra uždavę savo klausimus. Ir tada juos atsakė ir išgirdė savo atsakymą. Ir čia būna pats sunkiausias dalykas. Aš dažnai turiu žmonės, kurie atsėda prieš mane,
pirmą konsultaciją išpila visus skaudžiausius gyvenimo įvykius, ten apie tėvus, apie bet ką, ir kur atrodo, Taip. wow, labai atvira ir greitai. Ir tada paklausia, kur tu? gerai, o kaip, nežinau, kokia jūsų mėgstama spalva? Arba ką jūs veikiat laisvalaikiu? Kas jūs atpalaiduoja? Toks, ne, šitas nesvarbu, žiūrėkit dabar. Ir tu pradedat grįžti prie to, bet palauk, jūs nežinot, kas iššaukia, jūs nežinot, kodėl jūs pykstat. Jūs nežinot, kas jums malonu. Nežinot, kokios, medžiagos tekstūros malonės jūsų odai. Tai tas, kas įvyko, yra svarbu ir mes prie to prieisim, bet pradėkime nuo to, kas jūs esat. Pasižiūrėjus į veidrodį, kad neišsigastum, čia aš, bet kad suprastum, kad čia esu aš. Tai čia pirmas dalykas, kai žmogus save pažįsta, jis gali daug anksčiau sustabdyti ir suprasti, kad viskas, čia yra mano limitas, aš daugiau nebegaliu. Ir tada mes dirbam su to, kad aišku, pripažinti savo, kad čia yra mano limitas. Čia gal terapeutam ir gydytam sunkiau, mes tokia biški norim vaidinti, kad čia ne aš viską galiu. Jūs varot no limits. Jo, noris, tai aš čia biški viską galiu, čia žmonės ne problema, nieks ne problema, bet problema ir didelė problema ir gydytojai perdega daugiausia. Ir ne dėl to, kad žinių turi mažiausia, nes neturi gydytojai žinių mažiausia, bet dėja yra kaip yra. Bet supratus savo limitus, žinant, kas yra tavo limitas. Taip ir tas limitas jis gali būti labai įvairus. Pavyzdžiui, šventinis periodas, nakvoja pas mane uošinė, nežinau, vaikai reikia, šunį sofą sugriaužė, darbės, čia gali būti 15 dalykų, žmogus, nežinau, kodėl man dabar nerimas. Toks, ar tikrai nežinau, kodėl jam dabar nerimas, atrodo, o ką padarėt? Gerai, papasakot per savaitę 15 dalykų, kas įvyko, triggeriai, situacijos, dirgikliai, supratau. Gerai, o kiek dabar padarė dalykų, kad atsipalaiduot? Nu, vat, tiesiog viską sakau, pilkit, jeigu reiks pusvalandį klausysiu. Nu, buvau vonioje šeštadienį. Nu gerai, kiek sakau pusvalandį, jo pusvalandį. Nu ir turėjo nuimti. Ir taip atrodo, Jėzau, nežinau, 30 valandų per savaitę savo kūną iki tokio limito, kad atrodo nebėra kur. Ir tada tas 30 minučių turi viską nuimti. Nu padės, nu bet ne magija. Taip, tai tas toks susipažinimas su savim, sportas, fizinė veikla, tai yra tas pasitikėjimas savo kūnu. Kuo labiau mes pažįstam savo kūną, kuo jis galingesnis, kuo jis daugiau gali padaryti, tuo mums ramiau. Kad neatsitiks kažkas labai netikėto. Žinoma, visą laiką gali, bet tuo ramiau. Čia, kaip nežinau, einant per kokį sniegą ar per kažką geros fizinės formos ir labai blogos fizinės formos. Nu, tai geros fizinės formos eini, o kai jau pradedi dusti ir kai atrodo nebegaliu nueiti ten iki mašinos ar užlipti laiptus, tai tada jau pradedi nepasitikėti savo kūnu. Taip. O kitas dalykas, aš labai visą laiką skatinu savišvietą. Ir šiaip domėjimas, supratimą, kad nesame pasaulio centrai. Nesisuka taip jau viskas apie mus. Jeigu mes kažkaip suklysim, negalvosim visas pasaulis kažko. Iš vis apie mus turbūt dažniausiai negalvoja. Tai toks supratimas, kad tas pasaulis labai platus, labai margas. Man tam labiausiai padeda kelionės. Aš iš tų žmonių, kur turbūt nelabai žinau geresnį būdą pamatyti tą pasaulį. Gal jų ir yra, bet man tai tam yra kelionės, knygos, aišku, filmai geri. Nu ir nelabai geri, aišku, filmai. Ir dar vieną dalyką pamiršau pasakyti. Socialiniai ryšiai. Kokybiški socialiniai ryšiai. Tai yra kai žmonės turi tų žmonių, kuriam gali paskambinti vidurį nakties ir pasakyti, žiūrėk, man dabar labai reikia nuvežti šunį pas veterinarą, neturiu mašinos ir tie žmonės atvažiuoja ir nuveža, čia yra prevencinis veiksnys, turbūt toks pats geras kaip fizinis aktyvumas. Jeigu mes turim 150 žmonių savo gimtadienį, bet niekam negalim paskambinti, tai reikia mamą nuvežti į ligoninę, čia yra labai didelis rizikos veiksnys nerimo sutrikimo išsigydyti, nes tada tu jautiesi vienišas, nors tų žmonių aplink tave labai daug. Socialiniai ryšiai, kokybiški socialiniai ryšiai yra nuostabus prevencinis faktorius. Nuostabus. Nenustosi šypsotis. Apsipirkinėti dar smagiau, kai renki taškus, gauni prizus ir nuolaidas. Pradėk dabar. Atsisiųsk Spot programėlę. Ozas pakelia nuotaiką. O kokie yra būdai, kaip su savim susipažinti? Geras klausimas. Man labiausiai padedantis tai yra dienoraščiai. Aš esu iš tų žmonių, kuris rašo. Tai aš rašau ir atsakinėju klausimus. Paprasčiausiai, kur būna įvairūs dabar ir internete pilna tų visokių klausimų. Kartais būna tiesiog užsirašau savo klausimus, kurie man kyla ir tada bandau juos atsakyti. Pavyzdžiui, ar man patinka mano darbas? Ar aš tikrai nedirbu dėl kokio apdovanojimo? Kodėl aš sutikau padaryti va šitą projektą? Kodėl turiu du šunis? Kartais taip irgi pagalvoju, kai jie sugriaužia, ką nors, pavyzdžiui, šiandien. Ir atsakau savo tą klausimą ir bandau atsakyti atvirai. Po to perskaitau tą atsakymą, pataisau, jeigu jis man nepatinka. Tai čia vienas iš tokių būdų. Bet čia tiem, kam patinka rašyti. Kitas dalykas yra kalbėti su savim. Ir tas gali atrodyti labai įvairiai. Bet nėra būdo su savim susipažinti, neskiriant tam laiko. Tai, pavyzdžiui, bėgu, perku kalėdines dovanas ir klausau podcast'o. Skamba kaip logiškas dalykas. Bėgu, perku kalėdines dovanas ir susipažįsti su savim. Galėt pažinti savo triggerį, kas tave labai erzina. Bet tai toks labai minimalus dalykas. Tu turi skirti kažkokį sąmoningą laiką. Tu turi sustoti.
tam, kad tu išgirstum, ką tu pats sakai. Iš tikrųjų, toks tai labiau. Ir tas gali atrodyti vairiai. Tai va, vonios, spa, laikas miške, laikas gamtoj. Tiesiog kavos gerimas ryte ne 5 minutės, o 20. Kur pasižiūri, tu paklausai, ką aš galvoju, ką aš mąstau, kai esu vienas, kokios man kyla mintis, kokie man kyla norai, apie ką aš esu kaip žmogus. Taip, tai aš gal skaičiau tokie pagrindiniai būdai. Kitas dalykas būna, žmonėms labai patinka analizuoti savo praeitį. Žiūrėti tai, ką aš veikiau, kaip aš keičiuosi, toksai kaip, nežinau, dabar turbūt Facebooką, Instagramą įsijungus gali tą dalyką, nuotraukas peržiūrėjus. Taip, skirti tam laiką pasianalizuoti apie tai, koks aš esu žmogus. Realiai daryti tą patį, ką mes darom su kitais žmonėmis, nežinau, draugai patinka koks nors vaikinas. Ką tu bandai apie jį suprasti, tai žiūri jo Instagramą, žiūri Facebooką, galvoji, va, kaip jisai tenais elgėsi, kaip jisai kalba, kaip jis ką atsakė. tą patį galim padaryti ir savo. Bet tai panašu, kad labai sunki užduotis daugelį. Labai sunkus dalykas. Man labai patinka socialiniuose tinkluose pas kažkokį psichoterapeutą perskaičiau, kad nerimas tam ir ateina, kad tu sustotum, visiškai viską aplinkui save nutildytum ir susipažintum su savim. Nes nerimas tam ir ateina, nes tikriausiai labai jau stipriai nutolai nuo savęs ir dabar pas laikas sustoti. Kai tu turi nerimo sutrikimą, tai tikrai turi daug laiko, nes labai blogai jautiesi, tikrai praleidi daugiau laiko namuose, aplink lovą ar dar kažkur. Ir tikrai tu turi to laiko pradėti tą kelionę su savim susipažinti. Tyloj, kai nutildai visus trigerius aplinkui, neklausai jokių podcastų, televizoriaus, radijos ir išgirsti tikrai savo balsą. Ir susipažįsti, kad sveika Monika, čia ta tikroji. Labas, Jevut. Čia vat aš, kurios 3 metus nesiklausius ir net neklausiai, o kaip Jeva laikosi. Tai nerimas nėra smagu ir patogu, nerimo sutrikimas, bet kai jis ateina ir tu jau jį įveiki, kaip aš buvusi, galiu sakyti, kažkiek jau buvusi nerimukė, tai nerimo sutrikimas yra nuostabu, nes jis man atnešė pažintį su savim, kur galbūt jeigu nebūčiau turėjus nerimo sutrikimo, niekada nebūčiau galvojusi, kokia aš esu, nes aš buvau pradėjusi patikėti, kad aš esu ta, kur rašo apie mane komentaruose, kur kiti žmonės tau primeta jų nuomonę, ar ne? Tai nerimo sutrikimas, aš esu jam dėkinga, kad jis pas mane aplankė. Ar dar kartą norėčiau, kad jisai iš naujo ateitų? Galbūt ne. Ačiū, buvo malonu, susipažinau, fantastika, dėkui. Tai ko galėtum palinkėti visai šitai nerimo sutrikimų turinčiai bendruomeniai? Vadinkime tai bendruomenę. Čia iš tikrųjų, taip girdint ir kilo tokia mintis, kad skausmas jis ateina netikėtai, bet kančia tai yra pasirinkimas. Taip ir ta kančia yra, kai mes pasirinkam būti tame pačiame skausme. Ir kai mes negirdim, kad mūsų kūnui skauda, tai jis mus vis tiek kažkada sustabdys ir mes išgirsim tai vis tiek pakankamai garsiai. Mano palinkėjimas turbūt būtų pasižiūrėti veidrodį ir pasakyti savo kažką gražaus. Pradėti nuo to, mažo dalyko. Kažką gero, va šiandien ką padariau valgyti ir va tai yra nuostabu. Arba šiandien pasirūpinau savo vaiku ir čia irgi yra nuostabu. Pradėti nuo mažo dalyko. Nepradėti nuo kažkokio tai kurso, nepradėti nuo geriausio psichoterapeuto Lietuvoje, nepradėti nuo ten išvažiavimo į ten kokį nors Tailandą, ten atidavus visus savo pinigus. Ne, pradėti va čia ir dabar. Išgirdau laidą, išjungiau, atsisėdau ir padarau ką nors gero savo. Pasakau savo ką nors gražaus, pasirūpinu savim, pasportuoju, pavalgau kažkaip labai skaniai, pasakau gražų žodį savo vaikam, jeigu turi vaikų, vyrui, artimajam kokiam nors. Pradėti nuo tokių mažų dalykų. Niekada nuo naujų, visą laiką nuo dabar. Ir su nerimu, kadangi nerimo dabartyje nėra, kaip ir sakiau, kadangi jis yra ateityje, tas pilkas debesėlis, kurią mes laukiam, tai vat tuose naujuose jisai ir gyvena. Bet jeigu mes pradėsim dabar ir suprasim dabar, galim labai savo padėti. Tokiais mažais dalykais. Aš tai turiu dar vieną klausimą, kur pamenu, kai išėjo mūsų laida su psichoterapeutu Dainium, rašė man žmonės, o ar galėjo, kodėl nepaklausėte būtent to klausimo. Tai tas klausimas buvo, kur 10-15 metų, pavyzdžiui, žmonės gyvena su depresija, nerimo sutrikimu ar kitom kažkokiam psichologiniam ligom. Ir vat, kai su jais pakalbi, jie sako,
visiškai viską išbandžiau, ten jau pas psichoterapeutą, gėriau vaistus, bandžiau medituoti, neišėjo, bandžiau bėgioti, neišėjo, vedžiau dienoraštį, nemoku vesto dienoraščio ir mane gąsdina tas, kai jie pasako, kad aš su tuo gyvenau 10-15 metų. Ir ką atsakyti tokiem žmonėm, kurie gyvena su tokiom ligom ar sutrikimais daugybę metų ir jie jau visiškai yra praradę viltį, nes jiems atrodo, kad niekas neveikia. Tas niekas neveikia labai absoliutus terminas, nes aš net būdama psichoterapeutė ir dirbdama kasdien nesu visko pasiūlius. Taip? Tai aš visą laiką pradėčiau nuo to fakto, kad padariau, nereiškia, kad tikrai įvertinau tinkamai, vien dėl to, kad daug visko dariau, nereiškia, kad aš suprantu, kas vyksta manyje. Taip, ir mes, kai kalbame apie tą pačią depresiją 15 metų, kartais būna tokių atvejų, kur žmogus sako, tikrai, aš viską bandžiau, aktyvuoju savo elgesį, užsiimu ir mintim, ir terapiją lankiau, ir psichoterapeutą lankiau, bet nežinau, gyvena su smurtaujančiu vyru. Tarkim, ne fiziškai, tarkim, psichologiškai. Ir tada, taip, sutrikimas nepraeis, tol kol tas triggeris miega tavo lovai. Ir tas gali būti su darbu. Ta prasme, taip, sergu depresiją 15 metų, nekenčiu savo darbo 30. Taip. Keista, kad depresija tik 15 metų. Taip. Tai tas, kaip pasakyti, tas viską išbandžiau ir tada klausimas, tai reiškia tobulas gyvenimas jūsų, tik tai tiek, kad tas nerimas. Nes jeigu taip man žmogus ateitų ir pasakytų, tai būtų labai įdomus klinikinis atvejis ir aš tikrai analizuočiau ir galbūt, nežinau, ten kažkoks yra patologija smegenyse, kažkas gali būti ir tada būtų labai įdomu, bet dar taip nėra buvę. Dažniausiai būna, kad išbandžiau, kaip pavyzdžiui, su bėgiojimu. Man patinka bėgioti, aš turiu šunį, aš priversta bėgioti, nes kitaip graužiu sofas, kaip jau ir sakiau, ir su to bėgiojimu. Jeigu dabar žmogus, kuris nebėgioja, atsikelia ryte, sako, aš šiandien bėgsiu 5 km. Tai nepadės tavo nerimui. Tai turbūt jį labai stipriai užkels, nes nubėgti 5 km yra sunku. Tai pradėt, nežinau, nuo 3 km peškom, laukia, tada mes taip po truputį keliam, labai lėtai, priminam savo, kodėl tą darom, išmokstam ir va taip, jeigu tu pusę metų bėgioji ir pasieki tą būseną, kur tau jau gerai, kur tu bėgai ir šipsaisi. Kai mano vyras visą laiką, jisai prisijungė prie manęs jau po 3 mėnesių, mano bėgiojimo, sako, aš nesuprantu, kas tau čia smagaus. Sakau, nes tu ką tik pradėjai, o aš jau galiu bėgti gerai. Ir kai tu pasieki tą būseną ir jeigu tas nepadeda, tada galim tą vertinti. Su ta pačia meditacija. Man būna ateina žmonės ir sako, pirmas psichoterapijos, aš medituoju po 1,5 valandos. Mano pirmas atsakymas yra, wow. Tavo prasme, 1,5 rimtai? Gerai, tavo prasme, aš, 20-30 minučių ir tada aš savo ploju, wow, Monika, tu šiandien pavarėjai. Sakau, kaip jūs tai padarot 1,5 valandos? Tikrai nuoširdus man klausimas. Sakau, tai kaip įsijungi ten mašiną ir medituoju? Jeigu mašiną iš tikrųjų išmedituotum, tai nėra labai geras dalykas. Tada vėl, kaip darau, nelygu, kad darau. Ir tie pagalbos būdai, viską išbandžiau, tai gal ir yra ta problema, kad ieškau to auksinio atsakymo, bet tai to, kad sustočiau ir įsiklausyčiau save. Nes aš dabar tą matau, ties visi sąmoningumo dalykai, ta pagalba savo, netapo vengimu. Užsirašiau dar vienus kursus, dar ten nuėjau, einu pas 5 psichoterapeutus, nusipirkau 15 knygų, tą darau. Gerai, bet ar atsisėdi kada nors pasižiūrėti, ką tu čia viską darai? Arba kodėl tau reikia tiek daug visko pirkti, kad savo padėti? Dažnai atsakymas būna ne. Ir tada čia slypi tas mūsų atsakymas. Tokiuose mažuose dalykuose aš esu turėjus klientus, su kuriais jie yra išbandę tokių nuostabių dalykų, tikrai inovacijų. Ir tada mes atėjom ir aš sakau, pradėkim nuo, nežinau, sausainių dekoravimo kalėdų. Toks mažas, kalėdos artės, padekoruokim sausainių. Kaip suprasti, aš dabar čia sausainius dekoruosiu. Paskau sąmoninga veikla, smagi. Ir tada dekoruoja žmogus juokės ir kikena, ir nesigauna, ir pavyksta perlūžta tas sausainiai. Ir atrodo, per 50 minučių sakau, bet ar nebuvo kažkaip smagu? Ne, sako, žinai, kad taip smagiai laiko neleidau jau labai senai. Ir atrodo, bet vis tiek dalykų bandėt. Tai reiškia, jie visiškai buvo ne apie tai. Ir tada pradeda tokių mažų dalykų ir jie pradeda padėti. Tai mano palinkėjimas šitą vietą yra niekada nenustoti ieškoti. Gal tiesiog dar ne jūsų terapeutas, gal ne ta knyga, gal ne tas dirgiklis, bet kažkada pagalbos visą laiką yra. Dabar mes net sunkiausius sutrikimus su vaistais ir terapiją galim suvaldyti taip, kad žmogus gyventų pilnavertį gyvenimą. Neišgydyti kai kurių iki galo, šitą nemeluosiu, tokia ta dėja yra tiesa, bet suvaldyti, kad gyvenimas būtų pilnavertiškas, tikrai galim. Ta medicina jau pakankamai toli. Dar eisim toliau, aišku, bet. Ačiū, Monika, tau, kad atėjai, ačiū, kad papasakojai. Visą tai, ką pasakojai, man asmeniškai yra labai žinoma ir aš tiesiog labai norėjau.
kad plati auditorija sužinotų ne iš manęs, Ievos Mackevičienės, kuri nieko nebendro neturi susijusi su medicina, ji ne gydytoja, ji ne daktarė, ne psichoterapeutė, praktikantė, ne psichiatrė, kad Ieva Mackevičienė iš viso tuo nesusijusi, tiesiog jis su tuo gyveno. Tai aš labai norėjau, kad ateitų specialistas, kuris žino, ką sako, žino, ką daro ir aš net, o Dieve, kiek tų žmonių padėjai, tu dabar net neįsivaizduoji. Tai ačiū tau, labai labai noriu tave apkabinti, ačiū, kad sutikai ir ačiū, kad pasidalinai su žmonėm. Tai O ate. Jėzu, apsiverksiu. Ačiū tau.